Ameribe einam poco, kaip dainuoja grupė Scamp, dainuoja Fishy, su Psichu, apie tai, kaip mums svarbus tik tai mes ir niekas daugiau mums nesvarbu. Kodėl apie tą dainą? Todėl, kad ribė, žuvis, fish, pisses. Žodžiu, dabar bus pristatymas muzikantų, kurie gimė po žuvų ženklų. Avinžuvis, Natasha Atlas. Beatles, George'as Harrisonas. Pink Floydas, gitaristas David Gilmour. George'as Harrisonas. John Coltrane. Boyzone ir solo Ronan Keating. Velvet Underground netgi 2 nariai, bet svarbiausias Lou Reed ir John Cale. Ronan Keating. Pink Floydas David Gilmour. George Groban. The Who dainininkas Roger Daltrey. Kane dainininkas Tom Chaplin. OMD, o šitas kitas režisierius, jo vardas Paul Humphreys. Pink Floydas David Gilmour. Bon Jovi John Bon Jovi. It's my life. It's now or never and forever. Coldplay'us Chris Martinas. Alex Kapranos iš Franz Ferdinand, vokalistas. Mėgstamas Davidas Sylvianas iš grupės Japan. A Man from Japan. Va ir ta grupė. Japan. Tikrai puiki grupė. Ir pats Sylviano balsas primena tembras visą kitą kaip Depeche Mode. Liūdnos dainos, tiesa. Ramios, tykios, rimtos. Lou Reed. Naujojo amžiaus muzika. Lucia Wong. Pamirštas The Who koncertas. Prisiminsiu greit jį. Roger Daltrey, vokalistas. The Who. Ir jis bus čia pavaizduotas šalia Pitaušent. Taip. Dabar,
Garbarek. Čia Norvegas, saksofonistas. Dabar pianistas Harald Bott, avangardas, ambientas. Harald Bott. Ir einam prie svarbiausių žuvų, kurios žuvo keistai nuo savo rankos. Tai aš aišku kalbu apie žuvis Kurt Cobain. Paskutinis koncertas ir paskutinis albumas. Daug gerų žuvų prigaudžiau ir sveikinu visus, kas gimė po žuvų ženklų, su buvusiais, esamais ir ateinančiais gimtadieniais. Šiandien gimė Jon Bon Jovi, šiandien gimė Chris Martin iš Coldplay ir berods Lou Reed gimė, tai sveikinu, kas dar gyvas iš jo.